Gerbėm savo laiku, aš iš tos kartos, kur be galo su CSKA tai buvo kovos, kurių nepamirš visa Lietuva. Ir kadangi sūnus dabar būtent taip dirba ir mūsų rajone ypatingai smagu. Ir šiandien jūs turit pergalę, kurią stebėjom. Pirmas jausmas, nes jie buvo jūs nuskriaudę lyg tai. Jo, iš tikrųjų tai vyrukai šaunuoliai, jau mačiau per apšilimą, kad jie pikti buvo po vakar pralaimėjimo, nes jau vakar galėjom laimėti, bet ir vakar buvau patenkintas vyrukai, sakau, kovojot, atidavėt širdį, o čia yra sportas, kartais pasiseka, kartais ne, svarbu atiduoti visą širdį. Jie vakar tai padarė, šiandien taip pat ir labai malonu, kad progresas yra kažkoks. Tai aš galvoju, dabar sakiau vyrukam, kad nenusiramim dar, toliau tęs darbus ir viskas turėtų dar gerėti, aš taip bent jau įsivaizduoju. Taip, kaip vertinat varžovą savo, kaip? Ar tai buvo, man tai atrodo tikrai lygiavertis, geras varžovas buvo? Kur nereikėjo atsipalaidavo žaisti. Varžovas tai tikrai neblogas ir visada gerbiau Jonavos komandą ir jų trenerį, nes treneris juos priverčia visada sunkiai dirbti, žaisti ir man, pavyzdžiui, asmeniškai visada būdavo gražu žiūrėti Jonavos žaidimą. Kiekvienas žino, kas ką turi daryti ir juos nulošti malonu, rimta komanda, kiek jie čia jau daugelį metų visada netoli arba išeina į ketveriukę arba netoli, tai labai puikų varžovą nulošėm ir viskas tvarkoj, pasidalinom po pergalę draugiškai ir viskas gerai. Taip, puiku labai, aš kaip sportininko akise nematau jokio pasikėlimo ir netgi pagal pavardę ir tai, kad treneris, kad viską. Jūs pasirinkote Raseinių komandą, kodėl būtent ši komandai, kodėl? Ne, tai norėčiau pasakyti, dėkoju, kad Raseiniai pasirinko mane. Va, aš taip galėčiau pasakyti. O ką, suteikė šansą, malonu, vyrukai šaunus, miestas man patinka, žiūrovam patinkam krepšinis, puiku čia būt, gerą laiką. Tai gal jūs ateityje irgi žadat sujungti kažką tai toliau su Raseiniais, kaip jūs įvertinat bazę ir toliau visą, taip pat sakoma, atsinešimai, krepšinį, į sportą ir kaip jums ta visa situacija? Va, tokiuose miestuose miela, kur žmonės mėgsta sportą. Ir va, matosi, yra čia ir tinklinis, yra ir krepšinis, ir sportuoja, ir jaunimas, viską, tai va gražu. Tai va, malonu čia būti. Tiek. Kaip jums pačiam sekasi gyvenime, šiaip kaip jaunam žmogui gyventi? Pastarasis porą savaičių sekėsi sunkiau, nes prastai miegojau. Visokios mintis lyzdavo į galvą. O kai pats žaidi krepšinį, tai pasportuoji ir ramiai savo užmiegi. O dabar jau taip nėra. Naktį prabundu į tualetą, net užmigt negaliu, jau sukasi visi deriniai, galvoju, ką darysim. Bet, manau, gal praeis, tikiuosi. Bet jau tie deriniai ateina, kur ten jau būna, kaip dabar Eurolygoje, paišoma viskas daroma, čia parodysim plačiajam žiūrovui, kaip tie deriniai jau jie vyksta, jau jie irgi naktį vyksta. Iki Eurolygos vis tiek dar šiek tiek mums trūksta, bet jau link to bandom. Bandom kažką. Gerai, ačiū Giedriau už tai ir labai linkim sėkmės jums su komandai ir tikimės, kad būsit su mumis. Ačiū.